Šiandieninį komentarą pradėsime nuo geografinių žinių. Evangelijoje girdėjome apie Genezareto ežerą, kuris yra depresijoje. Tai yra 200 metrų žemiau negu jūros lygis, vandens lygis. Netoli, maždaug 50-60 km į šiaurės rytų pusę, yra labai aukšti kalnai, kurie siekia maždaug 2,5 tūkstančio metrų virš jūros lygio. Todėl apačioj yra labai šilta, aukštai yra labai šalta. Ir būna tokių situacijų, kad labai greitai atsiranda kažkokia vieta ir taip pat greitai gali pasibaigti. Ir būtent į tokią audrą pateko apaštalai, kurie su Jėzumi plaukė valtį. Jie buvo taip išsigandę, kad pradėjo šaukti Jėzaus pagalbos. Jėzus greitai nuramino ir ežerą, ir vėtrą, ir atsirado didelė tyla. Ypatingumas šios situacijos yra toks, kad būtent kada audra pasiekė savo stipriausią momentą, savo viršūnę, tada Jėzus sutramdė ją. Apaštalai iš Jėzaus pusės susilaukė priekaištavimų, todėl kad jie netikėjo. Jiems užtruko to tikėjimo, jog niekas neatsitiks, jog Dievas yra su jais. Ką tik jie girdėjo palyginimus ir mokymus apie Dievo karalystę. Buvo užsidengę, jie labai troško būti šios karalystės nariais. Tačiau neturėjo to tikėjimo, nebuvo tvirti tikėjime. Ir todėl Jėzus sako, jums reikia tikėjimo, kur jūsų tikėjimas? Kodėl jūs esate mažatikiai? Tai aš esu su jumis, jau esate šios karalystės nariais. Ir po šios situacijos Jėzus veda apaštalus į visokiausias vietas, kur daro stebuklus, gydo žmonės. Pavyzdžiui, kraujoplūdžiu sergantį moterį, prikelia mirusią Jairo dukrą ir visur reikalauja tikėjimo. Prašo, kad tie, kurie nori patirti stebuklą, kurie nori pamatyti stebuklą, tikėtų. Tuo pačiu rodo apaštalams, kad neužtenka būti Dievo karalystės nariu, o reikia tikėti, pasitikėti, giliai pasitikėti Jėzumi Kristumi. Dažnai ir mūsų gyvenime būna, kad atsiranda visokiausių audrų, vietrų, neramumų ir pradedam abejoti, ar Dievas iš tikrųjų yra. Ar kartais jis nemiega, nepamiršo apie mūsų, nėra kažko kito užsiėmęs. Šventas Kryžiaus Jonas tamsyje naktyje moko mus, jog pradžioje tas, kuris pasitikė Jėzumi Kristumi, pradeda tikėjimo kelią, dvasinį ugdymą. Jis yra labai užsidegęs, energingas. Pats savo pamaldumu, savo uolumu nori tapti šventuoju. Ir tik tada, kai Dievas įveda į tamsią naktį, ar tai jūsų, ar tai dvasios, tada pats Dievas savo malonę ištobulina žmogų. Padaro jį geresnį, šventesnių, tobulesnių, gražesnių Dievo akyse. Dievas pats veikia žmogaus širdyje. Leiskime ir mes Dievui veikti mūsų gyvenime, mūsų dvasioje. Nebijokime, pasitikėkime jo. Tegul mūsų tikėjimas būna tvirtas kaip uola, nesvyruojantis. Nes Dievas net ir audras gali nutildyti, gali sutramdyti. Jis pastatė kiekvienai audrai ribas, kiekvienai bangai, šiauštančiai bangai riba, pabaiga, laiką. Jis žino, kiek mes galime atlaikyti, jis žino ir ko mums reikia, ir žino, ką iš mūsų nori padaryti. Tegul tikėjimas būna tvirtas mūsų gyvenime. Jeigu net ir Dievas norėtų mus vesti per audras, per vietras, jis žino, ką daro. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.